Sveiki! Pradedame naują reportažų ciklą, kurio metu aptarsime pagrindinius klausimus kylančius pasirenkant tvorą. Taip pat apžvelgsime mūsų siūlomus tvorų modelius, pakalbėsime apie pagrindinės jų savybės. Pirmiausia, pradėkime nuo to, kokius klausimus kiekvienas savo turėtų iškelti prieš pasirinkdamas tvorą. Pradėkime nuo to, kad turėtumėte apsispręsti, kokią norite teritoriją turėti. Tai yra uždara arba atvira. Tuo pačiu atsakysite ir į kitą klausimą, tai yra kokio aukščio tvorą planuojate. Kitas svarbus niuansas yra nustatyti tai, ar tversite tik tais fasadinę pusę, ar ir kraštinę su kaimynais. Jeigu planuojate tverti kraštinę su kaimynais, tuomet ar išlaikysite tvoros vientisumą ir pasiliksite tokį pat modelį kaip ir fasadinėje pusėje, ar modelį derinsite su kaimynais. Taip pat labai svarbu nustatyti ir tvoros spalvą. Spalvą siūlome derinti prie langų, durų rėmų, garažo vartų ar stogo spalvos. Na ir žinoma, pats svarbiausias klausimas – biudžetas, kurį skirsite tvorai. Į paskutinį ir turbūt svarbiausią klausimą jums padės atsakyti mūsų sukurta tvoros skaičiuoklė, kurią rasite apsilankę mūsų tinklapyje. Ši sistema padės jums susidėlioti būtent tokį tvoros modelį, kuris labiausiai atitinka jūsų poreikius, na ir žinoma pamatyti jos preliminarią kainą. Kai jau rasite savo tinkamiausią tvoros modelį, turėsite galimybę pateikti paraišką komerciniam pasiūlymui. Po to su jumis susisieks vienas iš mūsų specialistų ir aptarsite paskutinės tvoros detalės. Kadangi visus užsakymus darome pagal kiekvieno kliento individualius tvoros išdėstymo planus, jums pateiktas komercinis pasiūlymas tiksliai atitiks jūsų sklypo išmatavimus. Na, o esant poreikiui, paruošime ir suprojektuosime tvoros išdėstymo schemą ir planą. Toliau siūlau žiūrėti kitus mūsų tvoros gido reportažus, kuriuose daugiau aptarsime mūsų siūlomų produktų savybės.